Kviečiame jūs visus pasiklausyti sekmadienio Evangelijos, kurią medituosime visą savaitę. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius. Jėzus tarė jiems: kai melsitės, sakykite: Tėve, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė. Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdieną ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir neleisk mūsų gundyti. Jėzus dar kalbėjo jiems: kas nors iš jūsų turės draugą ir nuėjęs pas jį vidurnaktį sakys: bičiuli, paskolink man 3 kepaliukus duonos, nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu, ko jam padėti ant stalo. O anas iš vidaus atsilieps: nekvaršink manęs, durys jau uždarytos, o aš su vaikais lovoje, negaliu keltis ir tau duoti. Aš jums sakau, jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl bičiulystės, tai dėl jo įkyrumo atsikels ir duos, kiek tik jam reikia. Tada ir aš jums sakau, prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Kur jūs matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį? Ar prašančiam žuvies atkištų gyvatę? Arba prašančiam kiaušinio duotų skorpioną? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasią tiems, kurie jį prašo. Tai viešpaties žodis. Kviečiame pasilikti su šitu žodžiu visą savaitę. Geros dienos.